Tai idėja kilo, kaip ir daugumai turbūt gyvosios istorijos mėgėjų, iš kraštotyrinių pagrindų, dominti savo krašto praeitim, domėdamasis istoriją, priejau iki to, kad esam kilimo iš Kuršių, jeigu į gentinį laikotarpį žiūrėt. Įnikau taip pakankamai stipriai ir tai tapo mano tokiu gyvenimo būdu. Tai žmogus kitas ateina į gyvą istoriją, norėdamas kolekcionuoti gražius daiktus, galbūt juvelyriką kažkokią, ir jam patinka tokio stiliaus juvelyrika. Kitam patinka galbūt ten istorinės kovos arba pagoniškiai kažkokie tai ten reliktai. O man patiko viskas. Ir pradžiai tai aiškus buvo toks mėgėjiškas, daugiau nuotykių ieškojimas, laisvalaikio įdomesnis praleidimas, atrasti įdomesnės vietas, piliakalnius kažkokius aplankyti, kur nematyta. Tada atsiranda kažkokių tai papildomų niuansų, pradedi kovoti, bandyti žiūrėti, kaip tai istoriniai ginklai galėjo veikti. Su tuo atsiveria keliai į istorinius festivalius. Ir visą tai privedė, kad pradėjau studijuoti. Tiesiog pasibaigiau istorinės studijas. Iš vaikiško to domėjimosi iki, tarkim, tokio privataus muziejaus. Per pramogą galima pateikti pamoką. Gal yra, pavyzdžiui, neįdomu lankytis dabar muziejuose, kur ten girgždančios grindys, po stiklų sudėta daug surūdijusių geležų ir ten nieko negalima liesti, reikia tyliai elgtis. Savotiškai atstumė ir tai profesionaliai viskas pateikta, kad įdomu tik tais profesionalams. Ir pagalvojau, jeigu aš taip susidomėjau, pradžiai nuo tiesiog išėjimo į gamtą, kažkur tais į piliakalnius, kažkur pasimojavimų, ten kalavijų, replikomis ar kirvių, tai gal ir kitiems tas gali patikti. Tiesiog jis patiria pramogą ir gauna to pačiu ir pamokų nemažai. Geras, man atrodo, užsiėmimas, laiko praleidimo būdas. Kadangi mes steigėmės Klaipėdoje, tai mes ieškodami pavadinimo pagal Kuršo dalybos aktą taip ir pasėmėm mažiausią Kuršių žemę, vadinosi Pilsotas. Pilsotas tai yra sulietuvintas toks pavadinimas, Pilsotas. Tai mes taip tą žemaitiškumą akcentuodami nukandom galūnę Pilsots. Pirmiausia idėja tai buvo mano žmonos. Jinai užsiminėjo seniau, studijose susipažinom su ja Vilniuje, jinai mane įtraukė į šitą veiklą ir kada atsikraustėm į Klaipėdą, šito trūko čia, nes čia nebuvo Klaipėdoje jokio klubo ir mes savarankiškai tiesiog pradžiai kaip šeima tiesiog švęsdom kalendorinės šventes, važinėjom į tos festivalius, kur jau kažkiek metų buvom prieš tai žinomi. Ir pradžiai ten vienas, kitas žmogus atsirado, jau kai daugiau, jau pradėjom dalyvauti viešuose renginiuose Klaipėdoj. Iš tikrųjų tikro postūmį davė, tai 2015 metais berods organizuotas mūsų renginys Klaipėdos miesto gimtadienio proga. Tada mūsų pamatė daugiau žmonių iš aplinkinių, iš vietinių. Mes daugiausia, tai mes žmonės įtraukiam ne būtent, kad per kažkokį pasiūlymą istoriją domėtis, bet kaip per laiko praleidimo formą tokią. Mums labai daug klube yra kaimiečių. Visi yra vietiniai daugiausia. Tai dauguma tų vietinių prisijungia per tokius potyrius, kad jie prisėda kartu, padainuoja kartu, kaip su vyrais, tokį vyrišką dainavimą atranda prie stalo, senovinių gėrimų paragauja, naminį alų, naminį midų, senovinių valgių kažkokių ir jiems tas pasirodo įdomu. Ir tiems kaimo žmonėms jiems nėra sunku ten permiego žiemą, ten miške ar kažką tai su senovinė ta ekipuotė ir jie taip save išreiškia. Naujokų priėmėm ten vienu metu iki 20-30 žmonių išaugom, iš 3-4 žmonių entuziastų. Ir atėjo tokių žmonių, kurie ten iš savo išmąstymo jisai sukonstravo laivą. Drevernai šiuo metu jis yra laikomas. Kiti žmonės ten pradeda kažkokį alų daryti naminį ir tame specializuojasi, ar ten midų, kalvystė užsiema ir jie vienas kitą papildo. Ir kuo daugiau tokių asmenybių susirenka, tuo smagiau dar kitiems. Atsiranda kažkoks naujokas ir jam jėga būti tarp tiek žmonių. Tai, tarkim, rytoj švęsim lygiadienio šventę ir žemaitiškų dainų vakarą. Tikėtina labai didelė tikimybė, kad kažkas padainuos, kažkas pabus ir jisai galbūt per tai atsiras dažniau prie mūsų, jam gal ten Kuršių kokia istorija visiškai ten jo nelabai įdomi, bet įdomina tas buvimas tokioje atmosferoje. Dažniausiai žmonės atbaido kainą, nes atrodo taip, pavyzdžiui, ten drobiniai marškiniai ir kelnės, kažkokie ten batai, dar kažkas.
neatrodo jiems brangus dalykai, kai jiems atrodo taip, skurdu, kas čia maišai kažkokie bulviniai vos ne. Bet kai susakai kainas, kad tai tu pats pasisiūk ranko audimo, ten Vilnos metras, ten apie kokį 60-70 eurų tau kainuos pasaudėję užsisakyti, kurį tau padarys ir dar nudažys natūraliais dažais. Bet tau reikia apie 6 metrų Vilnos tunikai. Tai jau jam atmuša fantaziją. O dar reikės diržo, kuris apie kokį 150 kainuos, batai apie porą šimtų kainuos. Bum, ir viskas susideda. Ir paaiškėja, kad jam reikia apie porą tūkstančių eurų įdėti tam, kad jis vasarą galėtų vaikščioti apsirengęs. Gal būna entuziastų žmonių, kurie pas mus ateina, mes padedame, skolinam, rūbas skolinamas būna žmogui, kol jisai prabūna, susitaupa ir va tie idėjiniai, jie jau kaip taisyklė jau lieka, jau čia būna, jie ir patys ten pasisiuva, kažkur kažką susimedžioja, alų gurkšnoja, o kas jūs tokie esat, pradžiai kritiškai žiūri, tiesiog jam patinka ir paskui žiūrėk, būna ir jau ne pirmi metai ir jau kelinti metai ir panašiai, ir paskui jau ir vaikų vardynas darom, ten tokios folk stiliaus pavadinkim. Čia yra buvęs ūkinis pastatas, mano močiutės tvartas ir daržinė. Jis virto muziejumi iš to, kad mums reikėjo bendruomenės namų tokių kaip mūsų, nes mūsų išaugo pakankamai skaičius ir prisikaupė rekvizitų, jeigu taip galima pavadinti, tų rekonstrukcijų, kurios gulėjo pas mus namie tiesiog keliais aukštais sukrauti. Ir mes norim padaryti tą, kaip yra Lenkijoje, matėm Danijoje, tie gyvieji muziejai, kada tu gyveni ir tau 24 valandas jisai veikia tas muziejus ir tu vaikštai va taip apsirengęs, prabudai va ryte, apsirengi ir tu darbuojas ten savo darbelius, kažkokios užėjęs žmogus, tu ten gali pakviesti. Ir čia toks mūsų kaip klubo namai. Ir mes čia renkamės kalendorinės šventės švęsti. Na, mes kiek įmanoma, remdamiesi istorinę informaciją, bandome rekonstruoti pačią šventę. Kažkiek. Vyksta kažkokia sakralioji dalis, tarkim. Po to vyksta jau ta žmogiškoji dalis, kada pasveikinimus sakome vienas kitam, bendruomeniai. Yra geriamas alus arba midus, senieji gėrimai. Kiek įmanoma, bandome, kad gėrimai būtų naminiai, pačių darbo, jeigu kiek įmanoma. Tai tas pats jų vartojimas, tai kada siunčiamas, tarkim, alaus kaušas ratu, tai kada pasveikinimai, kada žmogus vertinamas pagal išsakytą tostą, palinkėjimą visiems. Galiausiai pereinama vis tiek prie dainų yra. Bandom dainuoti, kviečiame žmonės, kurie dainuoja, kurie gali pamokinti, kaip dainuoti, kaip gaunasi jau tai, bet bandome įtraukti ir kad žmonės netylėtų, kad jie nebūtų užsispaudę ir įsijungtų. Ir kada tame rate esi, gal iš šono, gal mes ir nesklandžiai skambam, bet viduje, kada tu dainuoji, tai visai kas kita. Tai ta šventė tada tampa ne apie apsivalgymą, ne apie tiesiog gėrimą, o daugiau apie susibendravimą, apie tą tokį, kada būna momentų, kada pagauni, kada tikrai visi susidainuoja ir kada garsas kaip vieno žmogaus eina, o tada tokia jau gera būsena, toks į transą tokį gali kristi kitą kartą. Tokie bendrieji momentai, kurie visą laiką kartojasi, tai yra sakralioji dalis, ta žmonių dalis, kada viens kitam palinkėjimus, susakom padėkas, gerus žodžius, visą laiką gerai jautiesi, kada tau gerą žodį kažkas pasako. Ir dainos. Tai čia neatskiriama. Kitas dalykas, kas kartojasi, tai istoriniai kažkokie patiekalai. Mūsų moteris, jos rytoj jau pradės nuo ryto ruoštis, tai kiekviena mūsų bendruomenės narių ar šeimyna ar nariai stengiasi į stalą įnešti kažką savo, kažkokį arba istorinį eksperimentą padaro, kulinarinį, arba jau pasiteisinusi eksperimentą kartoja, atsineša savo kažkokį, pavadinkim, firminį patiekalą. Aišku, jeigu taip žiūrėti istoriškai, čia būtų kunigaikščių puotai, jau čia aišku. Tikslių neatkursi, mes neturime kuršiškų, pavyzdžiui, patiekalų ir receptų jokių. Mes galim archeologiškai tik tais nuspėti ingredientus, bet kokiom normom jie sumaišyti, tai neatspėsim. Toks daugiau, pavadinkim, teminis vakaras, leidžiantis labiau įsijausti į tą šventės atmosferą, pabūti be elektronikos, be abejo neapsieinam be vienos kitos nuotraukos, nes tai irgi yra įtrauka kitiems žmonėms pasižiūrėti. Tai va tokios šventės. Ir jos, kiek įmanoma, va taip sekant tą
etnografinė informacija, tai bandom taip ir atkartoti. Jeigu švenčiam, pavyzdžiui, ten trumpiausią metų naktį, tai ir bandom sulaukti ryto, eiti nusipraust su rasa, ten žadinti visus miegančius, ten laužą iškūrenti, kuo didžiausia ir panašiai, tai kūčias, ten panašiai, tai vėl. Nors tai aiškus, tai yra, mes suprantam, kad tai yra sudėliota, tai paskutinių įvairių amžių informacija ten sudėta į vieną. Tai galima pažiūrėti kaip į žaidimą, galima pažiūrėti kaip į kažkokį tai maskaradą, galima pažiūrėti kaip į eksperimentą. Na, tai daugiau yra toksai bendruomeniškumo tokia išraiška.